Grįžtame į laidą Nauja diena, čia rubrika Informacinis skydas. Šios dienos tema nuotraukos meluoja, kaip vaizdai keičia mūsų nuomonę. Apie tai su Linu Kontrimu, komunikacijos ekspertu, Vilniaus universiteto politikos komunikacijos tyrimų centro vadovu. Labą dieną. Labą dieną. Pone Kontrimai, dar prieš pradedant pokalbį, pasižiūrėkime šiek tiek į ekranus, į būtent vaizdo medžiagą, kuri gali klaidinti net nebūdama suklastota. Tai yra tikros protesto šalin rankas, LRT nuotraukos, tačiau būtent sukurtos iš esmės melagingos ar realybės netitinkančios išpūstos antraštės, kaip matote, bet vėlgi primename, protesto nuotraukos yra tikros. Taigi, ponia Kontrimai, sakykit, kaip jūs veikia tokia vizualinė informacija, na šiuo atveju nuotrauka, ar jūs paveikia labiau negu tekstas, ar tekstas kaip tik apgavo galbūt? Aš čia esu šiek tiek jau sugadintas žiūrovas, nes nuo pat senų senovės, kadangi dirbu informacijos srityje, tai analizuoju, kas kaip dera, nedera. Tai paprastai neapgausi jau jūsų. Bet, va čia ir yra niuansas, kadangi nuotrauka, nepaisant koks tu čia gudrus ir protingas, ji turi savo stiprų užtaisą, emocinį ir veikia ir mane. Ir, pavyzdžiui, atsivertus bet kokią naujieną, jeigu naujiena yra lydima nuotraukos, man iš karto yra du žingsniai. Tai yra pavadinimas ir kartais uždominuoja netgi kuriam laikui nuotrauką. Ir tada vėl grįžtu prie teksto. Kodėl taip yra? Gal daug kas nesusimasto, bet mes kaip žmonės viską mėgstame akimis matuoti. Mūsų vizualinės informacijos kanalas yra vienas stipriausių ir gal netgi, sakyčiau, šiuo metu, kai kalbame apie technologijų jau įsiveržimą į mūsų kasdienybę, tai bene stipriausias. Tai reiškia, kad per akis mes nori nenori surenkame gausybę informacijos. Kai taip yra, tai vaizdas tampa ir vienu iš būdų, kuriais yra manipuliuojama. Ir čia šitoj vietoj yra daugybė priemonių sukurta ir dar vis kuriama, dabar ir dar dirbtinis intelektas į pagalbą ateina, kaip tą mūsų akį pritempti, suvilioti, o tiesiai pasakykime, o kartais ir apgauti. Ir pakankamai dažna manipuliacija yra štai kokia, kada yra antraštė skelbianti vienokį dalyką, o iliustracija yra priešinga. Tai čia yra tokia grubi, bet įsivaizduokite, kokie gali būti niuansai, jeigu aš antraštę rašau vieną, o iliustracijoje demonstruoju truputį kitokį vaizdą. Aš jau pradedu žiūrovą, skaitytoją vesti tą linkmę, kurią noriu. Ar ne? Ir jeigu tekstas yra ilgesnis, arba, pavyzdžiui, dar yra, mes nekalbėjome apie video, ar ne, kurie dar kitaip akį pritraukia ir privilioja. Tai tokiu atveju ta kelionė manipuliacinė, jinai gali įgauti labai stiprų gylį, didelį gylį. Na ir sakykit, kuriuose mūsų gyvenimo srityse vaizdas šiandien turi didžiausią galią. Aišku, yra posakis, kad gyvename dabar skaitmeninėje visuomenėje, bet iš esmės tai ar socialiniai tinklai, ar politika, ar reklama, gal asmeniniai santykiai kažkaip? Manau, kad nėra tokios srities, kur iliustracija, fotografija, vaizdas nebeveiktų mūsų. Nuo paprastų grafinių elementų iki štai siužetinių dalykų, kuriuos jūs demonstravote. Tai tyrimai net rodo, kad dalis žmonių, ar net išsilavinuose visuomenėse, jie net neskaito teksto, o pasižiūri iliustraciją, tada keletą sakinių arba žodžių, kurie palydėtų tą nuotrauką, bet pačio teksto nebeperskaitė, jie lieka tik tai toje informacijos poveikio teritorijoje, kurią daro pats vaizdas. Tai reiškia, visos sritis, kurias jūs paminėjote ir dar daug, kurių nepaminėjote, veikia. Ir paminėjote tarpasmeninius santykius. Na, o kas yra kito nei dirbtinė manipuliacija, tos netikros socmedijų nuotraukos, ar ne, kuriuose žmonės fotografuojasi save ne realybėje, bet iškreiptose emocijose,
pozose keistose ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra dirbtinis vaizdelis, kuris dalį jau juokina, bet žiūrėkite, gausi publika vis tiek tą kopijuoja, kartoja ir skleidžia. Na, aišku, kad stipriai nuo neatmenamų laikų nuotrauka yra naudojama politiniai manipuliacijoje ir visuomeninių santykių aiškinime. Ir čia iš tikrųjų neapriepiamos galimybės yra nuo išdidinto veido, nuo mimikos pagavimo, dalies veido, nuo nukirtimų įvairiausių, kurie gali net ir gerai, normaliai, sakykime, nufotografuotą žmogų paversti juokingu. Arba atvirkščiai, pavyzdžiui, ryžtingumo neturinti žmogų galima nufotografuoti tokioj mimikoje ar pozicijoje, kur atrodys žmogus, jog yra lyderių lyderis. Ir taip toliau. Tai čia politinėje komunikacijoje nuotrauka yra ir buvo bene stipriausias poveikio ginklas tiek propagandai, tiek kontrpropagandai. Čia einant turbūt į praktinius pavyzdžius galime paimti tą patį kokį Amerikos prezidentą Donaldą Trumpą, jo nuotraukų pačių įvairiausių su visom mimikom, tai čia, kaip suprantu, irgi yra įvaizdžio kūriamo dalis tos nuotraukos. Ta daro ir jis pats, bet lygiai taip pat pasižiūrėkite tie, kurie nemėgsta Trumpo, kaip sėkmingai irgi išnaudoja jo nuotraukas, pavyzdžiui, sustabdyto vaizdo iš filmo. O filme mūdu dabar kalbamės, ar ne, ir mano mimika yra gyva, bet jūs galite mikro pauzę padaryti tokiu momentu, kada ta mano mimika bus sustingusi pakankamai keistai. Čia aš taip švelniai pasakysiu. Gali atrodyti, kad jūs manęs nemėgstate, arba aš jūs labai kaip tik mėgstu. Taip. Būtent, čia taip gali sužaisti ir atrodytų, viskas vyksta iš to paties. Taip, kad taip Trumpas, būdamas vis dėlto tokio lygio politiko, jisai savo kailiu patiria tiek tą prieš jį nukreiptą vizualinę propagandą, bet lygiai taip pat tą ir jis daro. Fotografuodamasis su savo šypseną arba kaip jis, pavyzdžiui, nuotraukoje figūruoja, kur jis yra, kur stovi, tas irgi labai stipriai veikia. Mes nekartą užsiminėm apie dirbtinį intelektą ir būtent jo pagalba sugeneruojamos nuotraukos. Taip. Kokias jūs įvardintumėt galbūt dirbtinio intelekto etiketą šio laikinį, kaip jis turėtų atrodyti? Jis yra nesuvaldomas ir aš dabar manau, kad būtų netgi, apie jį reikia visada kalbėti, bet taisyklių, kad ir kaip man būtų gaila, bet aš jums turiu pasakyti, šiandien dieną sukurti dar negalima. Jūs pasižiūrėkite, kaip netgi per šiuos metus pasikeitė dirbtinio intelekto kuriamos nuotraukos. Aišku, ir dabar dar yra pilna, kur tik dirsteli iš karto supranti, kad tai yra, pavyzdžiui, netikras veidas arba kitaip padarytas veidas. Bet vis gausėja praktiškai neatskiriamų vizualų. O dar jeigu mes pasižiūrėtumėme, kaip dirbtinis intelektas pradeda tikrą veidą įdėti į bet kokį siužetą. Ir tada čia tik tai laiko klausimas, kada šito technologija pradės kurti vaizdus, kurių nebeatskirsime nuo realybės. Dabar dar įgūdį akį lavinantys žmonės turi atskirti, kad yra tam tikros per ryškios linijos, bruožai negyvi, per daug lygus veidas arba akis negyva, nes žmogaus akis labai yra gyva, net ir nuotraukoje. O dirbtinis intelektas nebūtinai sugeba pagauti. Išeina toks per daug iliustratyvus. Bet čia, žinokite, laiko klausimas ir tos dirbtinės iliustracijos. Dėl to, žinot, žmonėm, kurie vis dėlto negali be informacinio srauto, nieko kito nebelieka šiais laikais, kaip sekti ne tik tai informacijos šaltinį, bet ir turėti paralelinių pasitikrinimų. Jeigu jau labai stipriai, pavyzdžiui, kažkas tai paveikia, visada reikia patikrinti keletą būdų. Ir laimė yra tik tai, kad dar vis mes turime veikiančių redakcijų. Tai yra redakcijų, kuriuose žmonės atsako už skleidžiamą turinį. Dėkoju už įžvalgas Linui Kontrimui, komunikacijos ekspertui, Vilniaus universiteto politikos komunikacijos tyrimų centro vadovui. Kągi, čia buvo laida Nauja diena ir rubrika Informacinis skydas. Dėkoju, kad žiūrėjote ir kviečiu likti su Lietuvos ryto televizija.